Sveiki, plyta prie plytos žiūrovai. Aš esu įmonės Vincennes Polyline atstovas Lietuvoje. Mūsų įmonė specializuojasi statybinės chemijos ir statybos produktų gamyboje. Produktai Lietuvoje žinomi jau seniai ir yra visuose pagrindinėse prekybos centruose. Ir šiandien norėčiau pristatyti keletą produktų, kurie galbūt būtų įdomus žiūrovams. Tai pirmiausia, norėčiau pristatyti produktą Rustov, kuris yra rodžių modifikatorius. Rustovas yra tuo įdomus, kad jisai naudojamas tiesiai ant surūdijusios paviršiaus. Kaip minėjau, jums nereikia nieko šveisti, nieko valyti, nieko plauti. Tiesiog jisai tepamas ant surūdijusios paviršiaus, jisai sustabdo rūdijimosi procesą, modifikuoja rūdis ir po 3 valandų, kai baigėsi modifikacijos procesas, jūs galite tiesiai ant to paviršiaus, nenaudojant jokių gruntų, tiesiai dažyti metalui skirtais dažais. Ir šiandien norėčiau pristatyti mūsų firmos gaminamą ekologinių produktų liniją. Tai produktai skirti medžio apsaugai. Pirmiausia, norėčiau papasakoti apie produktą linelą. Tai iš esmės yra linų sėmenų aliejus. Linų sėmenų aliejus turi tokias savybės, kad jis natūraliai apsaugo medį nuo puvimo, nuo ultravioletinių spindulių, nuo drėgmės. Tai produktas, kuris yra neagresyvus, kuris yra natūralus, kurį galima naudoti bet kur, pradedant namų statyboje, žaislus gaminant, sodo baldai ir taip toliau. Sekantys, sakysim, produktai, kurie atsirado būtent linų sėmenų aliejaus pagrindu, tai yra produktai linų sėmenų aliejaus beicas ir linų sėmenų aliejaus dažai. Šie produktai, sakysim, vėlgi, tai produktai, kurie anksčiau buvo naudojami ir, sakysim, kai kuriuose šalyse, tokiuose kaip Skandinavijos šalyse, šie produktai yra žinomi ir turi didelį populiarumą. Pliusai, sakysim, šitų produktų, šalia to, kad jie yra ekologiški, tai pirmiausia, pliusai šių produktų yra tokie, kad tai yra ilgaamžiški produktai. Nes šie produktai tarnauja tikrai ne vieną dešimtmetį. Kitas dalykas, sakysim, šie produktai, linų sėmenų aliejaus dažai, tarkim, skiriasi nuo elementarių dažų tuo, kad jie įsigeria ir į patį medį. Tai jie gaunasi kaip dvejopos apsaugos produktai. Jie apsaugo medieną ir iš vidaus, ir paviršių. Dažai, sakysim, ant linų sėmenų aliejaus pagrindų turi tokią nuostabią savybę, kad praėjus dešimtmečiams, jeigu jie ten išbluko, ar truputį ta spalva kažkokia jau nėra tokia ryški, jie yra labai lengvai atnaujinami paprasčiausių būdų tiesiog užtepus linų sėmenų aliejus ant tų dažų. Ir spalva vėl sugrįžta į pradinę stadiją. Jis vėl būna ryški ir vėl atrodo kaip nauja. Dar vienas, sakysim, puikus produktas, gaminamas įmonės Vincennes Polyline, tai yra plastifikatoriai. Daugelis, ypač seno sukirpimo statybininkų ar žmonių, kurie nelabai susidūrė su statybomis, vengia šių produktų, įsivaizduoja, kad tai kažkokia tai chemija, kažkoks tai pavojus, kad tai yra papildomos išlaidos. Bet iš tiesų šie produktai atvirkščiai, jie padeda žmonėms sutaupyti tiek laiko, tiek finansų. Produktai Vinmixas ir BMP, tai yra produktai taip vadinami orą įtraukiantis plastifikatoriai. Šie plastifikatoriai yra naudojami visų tipų skiedinių gamyboje, tinka ir betonavimo darbams, bet standartiškai jie naudojami pas mus Lietuvoje daugiausiai tinkavimo, mūrinimo darbuose. Pirmiausia, šitie plastifikatoriai pilnai pakeičia kalkių tešlą. Tai dabar mums tik reikia įsivaizduoti, kur jūs nešate, tarkim, kalkių maišą ir kur jūs įmate va tokį maišiuką, jo užtenka ant 40 kg cemento, grubiai tariant ant maišyklės, ir jisai pilnai pakeičia kalkių tešlą. Jeigu nenaudojama kalkių tešla, mes žinome, kad tokiu atveju mums yra daug paprasčiau dirbti. Visų pirma, jisai yra pigesnis negu kalkių tešla, visų antra, nuo kalkių atsiranda druskų dėmės ir naudojant plastifikatorius šitas problemas mes apeiname. Kitas dalykas, kadangi nenaudojamos kalkės, aišku, automatiškai lengviau nusiplauna instrumentai.
Šitas produktas sutaupo maždaug ant 10% vandens. Galima dirbti naudojant šitos plastifikatorius prie žemesnių temperatūrų. Mūryti galima prie +2. Galima padaryti ženkliai daugiau dėl to, kad, kaip minėjau, šie plastifikatoriai yra orai traukiantis ir jie pritraukia į skiedinį mikro oro poro, kas leidžia lengviau tiesiog ir greičiau dirbti. Sekantis plastifikatorių grupės produktas yra Flormixas. Šitas plastifikatorius naudojamas tik tai betonavimui, nes jo kitur ir jūs ir nepanaudosite. Šitas plastifikatorius, jisai vadinasi skystinantis plastifikatorius. Paprasčiausiai tariant, jeigu jūs užmaišysite, tarkim, betoną pakankamai tirštą ir įpilsite šito plastifikatoriaus, jūs pamatysite, kad betonas iš karto ženkliai suskystėja. Toks vaizdas, kad jūs tiesiog įpilate daug vandens. Tai šitas plastifikatorius padeda jums sutaupyti maždaug apie 20% vandens. Kadangi mažinamas vandens kiekis, didėja betono tvirtumas, mažėja galimybė susisluoksniuoti betonui. Dar vienas pliusas šito plastifikatorių tas, kad jisai turi tokią savybę, įpilant į betoną, betonas po to geriau akumuliuoja šilumą. Ir dėl to šitas plastifikatorius labai tinka šildomų grindų betonui, sakysim. Mūsų visi produktai yra, sakysim, išbandyti laiko. Mums geriausia reklama tai yra statybininkų atsiliepimai. Mes matome, kad šitas produktas turi savo paklausą Lietuvoje ir kitose šalyse. Produktai yra sertifikuoti CE ženklinimu. Produktai padeda ir palengvina, sakysim, darbą, sutaupo pinigus. Taip, kad tikrai rekomenduojam pabandyti šios produktus ir tikimės gauti iš jūsų atsiliepimų. Stovėdamas prie kasos tokias akimirkas praleistum. Statybinės medžiagos internetu jsm.lt